Jie nėra labai geri dideli draugai, bet jie žino vienas kitą, jie žaidė Lakers klube, bet nėra taip, kad jie nori vienas kitam perkasti gerklės. Jie visų pirma rūpinasi savo reikalais. Čia pirmoji Žalgirio ataka. Walkeris, arčiau krepšio, kamuolys metamas Francisko, Butkevičius yra paliekamas laisvas varžovas. Galima rašyti jam, tai yra puikus prasiveržimas, numetimas Francisko ir Francisko perdavimas Arno Butkevičiui. Taip, kokį Lonnie Walkerį išvystime šiandien irgi yra klausimas. Čia Džerianas Grantas atakuoja iš toli, nepataiko pirmojo metimo amerikietis Juancho Hernangom. Ir viena iš tų tokių priežasčių, dėl ko Fenerbahčė laimėjo, tai buvo antri šansai. Taip, gausybė taškų surinko prieš Kauno Žalgirį Šarūno Jasikevičiaus aukliniai. Čia Brady Manikas. Ir tikime, kad tai gali būti geras signalas, jeigu norite susiekti skaičius su atsitiktiniais faktais. Džerianas Grantas atakuoja Silveną Francisko. Dvigubinama gynyba yra prieš Kendriką Naną, tai vadinamas stepautas ir aišku jau kitų žaidėjai kažkiek tai turi daugiau laisvės. Džedi Osmanas ir Panajotis Kalaitzakis. Dabar su trim gynėjai žaidžia Žalgiris. O Panajotis Kalaitzakis pakeitė Džedi Osmaną ir jis prižiūri Lonnie Walkerį. Tiesiog išimtinai gynybinę užduotį jis gavo. Čia Laurynas Birutis. Ir perimtas kamuolys iš Juancho rankų. Žalgiris. Francisko su Walkeriu. Walkeris. Uždarytas kelias veržtis į baudos aikštelę. Iš naujo šią ataką suka trinkieriai auklėtiniai. Juancho prieš Francisko. Galimybė žaisti ant Spašėno. Fantastika! Fantastika! Čia tiesiog pasakė, aš nebrinęs, aš čiurnų nesilaužau. Taip, ir čia manau, kad visai skirtumas nuo tų prieitų rungtynių. Čia atrodo... Čia pasiskirti. Atakas iš po krepšio, kol kas ta gynyba nėra tikrai gera Panaikos komandai. Nanas, koks talentas, polikamai nestabilus žaidėjas, trūksta to stabilumo, geresnių atkarpų, tai sužyba, tai lieka kažkur tyloje. Čia Ignas Brazdeikis pakeitė Silveiną Francisko ir Dovydas Giedraitis pasirinko į žaidėjo poziciją. Walkeris! 2 taškai ir pražanga. 5 Walkerio taškai, daug gerų epizodų ir be renkamų taškų kalbame ir apie tą ledo ritulio perdavimą. Grantas nespėja, Ignas Brazdeikis, bet apsigina kosminiu būdu iki šapa. Dovis Giedraitis. Ir jis nusprendžia atakuoti Papapetro. Atrodo, toks yra Kauno Žalgirio trenerių paruoštas planas, jeigu Papapetro aikštėje jį reikia atakuoti. O Grantas... Taip, labai nesėkminga, turbūt nesėkmingiausia praeitą savaitę buvo Deividas Sirvidžiui. 0 taškų per ją. Žalgirio gynyba. Sirvidis bando savo rankomis padėti, dar kartą rodo savo universalumą Eurolygoje. Taip, turbūt niekas nenustebtų, jeigu ir 5 pozicijoje pažaistų šios rungtynėse. Edgaras Ulanovas. Čia koks kirtimas be kamulio, Dovydas Giedraitis. Panaikos komanda praranda koncentraciją, prieš tai Brady Manikas pelnė 2 taškus, dabar Dovydas Giedraitis. Ar tik ne Kalaitzakis ir būtent ir prarado tą koncentraciją? Taip, ten buvo nesušnekėjimas gynybui. Čia kokia kova, Dovydas Giedraitis, Deividas Sirvidis, 1-1 situacijoj. Prieš Dino Smitoglų užpulti bus labai sunku, bet Deividas Sirvidis kovoja su Bolonijos Virtus ekipa prieš 4 turus. Vėl Edgaras Ulanovas. Sirvidis iš vidutinio nuotolio atakuoja Francisko. Sirvidis prieš jį Džedi Osmanas. Metas Mitčelas atakuoja Kendriką Naną. Čia irgi yra susitarimai. Taip. Francisko prieš save turi Sluką. Sirvidis į baudos aikštelę siunčiamas kamuolys, atrodo buvo kamuolio nukreipimas, dėl to jis pasiekė ne Dunstono, o varžovo. Silvenas Francisko! Ar tu juokauji, Silvenas Francisko? Sako, viskas, ne per mano pamainą. O sirgaliai nepatenkinti dėl to, jog Atamanui reikėjo šito iššūkio, jog jis įrodytų savo tiesą. Bet šiaip situacija tikrai buvo sudėtinga. Ir čia... Atrodo, techninė pražanga. Taip, techninė pražanga ir kios įspūdingos Francisko gynybos. Reikia dar kartą bandyti gintis nuo varžovo atakos, kai paleidžia Metas Mitčelas Kendriką Naną. Peržiūrėdami vaizdo medžiagą, treneriai baksnos pirštų Metui Mitčelui. Francisko žaidžia iki galo prieš Veininą Gabrielį ir dėdė Dunstonas. Geresnį kontraktą ir pereiti į kitą stipresnę komandą. Čia atrodo Francisko gauna techninę pražangą. Francisko gauna techninę pražangą. Žalgiris gauna 3 baudų metimus iš varžovų. Ulanovas. 1 už techninę ir 2 už pražangą prieš Naną. Francisko. Kai priverčia dirbti veteranas Luką, net baisu dėl Sluko čiurnų. Ką išdarinėja Francisko, bet tą būtent pradinę situaciją sukūrė Lonnie Walkeris. Plius 10 turi Žalgiris OAK arenoje. Džedi Osmanas. Jo pasisukimas atakuoja Laurykovo to kamuolio puolime. Čia gaila situacija visai nebloga Lauryno Biržoje, netiklus perdavimas, kur galėjo Mitčelas lengvai mesti 2 taškus. Kendrikas Nanas. Dabar keičiasi Žalgiris gynyboje. Lygiavertis keitimas po užtvaros prie Nano lieka Butkevičius. Kurio pataikymo procentas buvo labai geras. Nanas taip mėgsta rizikuodamas bandyti perimti kamuolius.
Ir čia Birutis iki galo. Žaisti šiandien negalinčių PAO žaidėjų, nei sirgalių, o Aka tokia pastebimai pritilusi. Dovydas Giedraitis. Būt kai Kaune Olimpiakos komanda praktiškai autobusą pastatė baudos aikštelėje. Čia su kamuoliu Žalgiris, greita ataka, Lonnie Walkeris. Kaip žuvis vandenyje tokiose situacijose jis jaučiasi ir tai rodo. Ranka, bet čia Mičelo pagalba buvo labai gera. Aišku, kiek nesmagu, kad tų papildomų šansų turi Panathinaikos nemažai. Čia dabar užtvara statoma Kendrikui Nanui, jis atakuoja laisvę, negali nė akimirkos atsipalaiduoti dvikovoje. Ir aišku, puolime Žalgiris taip pat turi nepamiršti savo uždavinių. Lonnie Walkeris. Walkeris pagaliau. Šiame ketvirtyje turi Kauno Žalgiris. Džerianas Grantas. Prieš jį lieka Briantas Dunstonas. Grantas gauna pusblokį nuo Dunstono. Dunstonas krauna. 10 sekundžių iki antro kėlinio pabaigos. Vėl ispaniškas pick and rollas. Nepavyksta susikurti geros situacijos. Sirvydis gauna kamuolį atgal. Atakuoja ir jis. Varžovų krepšį ir dar 2% tikslumu. Wow. Atrodo, kad visiškai pakeitė Žalgiris. Žalgirį kažkas tai. Sirvydis. Iš toli. Plius 18. Bet kokybė Žalgirio tikrai yra žymiai geresnė negu rungtynėse, kad ir tose dviejose kėlinukose prieš Fenerį. Na taip, kol kas rungtynių planą išpildo žalgiriečiai maksimaliai gerai. Sirvydis skaito varžovų gynybą, metimas nuo lentos. Pasisekė taip žalgiriečiams, nes tikrai Kendriko Nano metimas buvo visiškai laisvas. Čia Mičelas po krepšiu prieš Naną. Nanas turi dvi pražangas, Nanas prasižengti negali ir ginas. Kol kas Panathinaikos atrodo tikrai prastai. Ir tu matai Atamaną, kuris visiškai sėdi. Slukas. Pradėjęs tik tai su 2 taškais. Ir 8 naudingumo balais tada Francisko šiandien gerai dalina kamuolį. Kendrikas Nanas, prieš jį Arnas Butkevičius. Šiek tiek į priekį paleistas buvo Kendrikas Nanas, nepataiko jis ir čia Taško linijos. Beje, Silvenas Francisko pirmoje rungtynių dalyje žaidė 9 minutės. Kažkiek sustabdė antroji pražanga antro kėlinio pradžioje. Walkeris per jį metą. Priečių kol kas 4-0 pralaimėjo trečio kėlinio pradžią. Ir kaip mėgsta sakyti Andrėja Trinkieri, streso testas iš varžovų Kauno Žalgiriui. Ar atlaikys Žalgiris? Francisko iš labai toli. Žaidžiant 2-2 metą Mičelą tikrai sunkiau nei Lauriną Birutį, Juančio Hernangomezas. Jo pataikytas tritaškis kaip iš vienos pusės, tai net dar blogiau, nes arena jau po to padės užsikurti ir likusiai komandai. Butkevičius prieš Juančio. Sustoja po driblingo, nieko nesusikūrė ten Arnas. 3 sekundės. Reikia jau mesti krepšį. Nedvejoja Butkevičius, pataiko tritaškį. Dėl noro įrodyti savo tiesą ten aiškino, kas buvo ne taip. Plius 16 turi žalgiriečiai. Po 3,5 minutės šiame ketvirtyje. Nanas. Ten atrodė akimirką, nespėjo tiesiog iš bet ko. Taip, bet matome jau rizikos tikrai jau sunkiau prasiveršti ir po krepšių. Ta, ką sakė Atamanas, kol kas tie žaidėjai tikrai vykdo. Taip, gynyba tankesnė. Žalgiris savo ruoštų turi nepamiršti irgi gintis patikimiau. Veininas Gabrielis už... Realiai Francisko buvo kampe laisvas. Techninė pražanga, Kostui Slukui, aišku. Jau trečioji šios rungtynės prieš tai gavo Francisko ir treneris Atamanas. Ir Edgaras Ulanovas prie baudų metimo linijos. Vieną baudos metimą dėl techninės pražangos jau konvertavęs į komandą. Emocinius varžovų taškus renka Edgaras Ulanovas. Čia ne Kostui Slukui, o Atsarginiui Soleliui. Atsarginiui Soleliui. Ginasi prieš Francisko. Atgal Francisko. Laisvas dabar meta Francisko ir kokia superinė proga. Taip, na aišku, čia jau reikėjo, nes nieko nepadarysi, vis tiek buvo daug prasiveržimų. Tikrai žymiai geriau dabar Panathinaikos ginasi uždarant prasiveržimus, o čia per daug pažįstami antrųjų pusių epizodai ir iš jo. Ir čia be pražangos Laurinas Birutis apsigina. Čia atrodo Francisko norėjo specialiai daryti pražangą ir... Žiūrėkim, taip. Mažiausiai 2 kontaktai. Taip. Čia Laurino Biručiui manau, kad šoko tikrai vertikaliai į viršų ir jo pražangos neapsko trečioji pražanga. Gabrielis ten gerai atkirto Francisko nuo Sluko ir jis būtent taškai po didžiosios pertraukos. Walkeris. Tirpsta Žalgirio turėtas didžiulis pranašumas. Walkeris jį bando paauginti ir paaugina pataiko. Atrodo, kad Deividas Sirvydis taip pat aikštelė. Šiuo metu atrodo, kad viskas nuo tritaškų priklausys. Taip, normalu, nes tikrai taip. Galim sakyti, kad autobusą pastatė baudos aikštelė. Kiek rinkdavo per pirmąjį ir antrąjį kėlinius, dabar tos pusės kokį ir titulą gali laimėti antrą sezoną iš eilės. Stabiliai taškus renka visų kėlinių metu Lonnie Walkeris. 5 taškai per pirmą kėlinį, 6 per antrą, 5 per trečią.
Nanas. Žalgiris turi dar dvi pražangas. Iš karto net pagalba gynyboje žada ateiti iš Dovydo Giedraičio. Gera pagalba. Gabrielis permeta kamuolį. Vėlgi labai puikiai gerai progą pasidarė būtent Gabrielis. Ir čia yra techninė pražanga. Dar viena techninė pražanga. Ir atrodo, kad... Ir tai yra Sirgalis. Taip jau nebuvo ne pirmą kartą. Ne pirmą kartą jie tikrai... Bet palauk, ar dvi pražangos Soliukui nėra trenerio išvijimas iš aikštės? Aš šito dalyko iki... Čia gali būti viena linksmiausių situacijų apskritai Eurolygoje pastaruoju metu. O ką Šetamanas daro, gal irgi protestą? Jis gali rašyti protestą, taip. Ką mes matėme ir dvikovoje tarp... Ne pačio, ne ant atsarginių suolelių, tu sėdi šalia. Taip, tai yra kuriozinė situacija iš esmės. Dvi Soliuko techninės pražangos. Va. Taip, kumštukai, taip. Kinio nelaimėjo, Panathinaikos po trenerio išvijimo. Labai ilgai užsitęsusi pertrauka rungtynėse. Ir čia Edgaras Ulanovas, 4 komandinės turi Walkeris, žingsnis į šoną, 3 taškai, bravo. Skirto laiko pabaigos, Deividas Sirvydis. Oi, turėsime labai gerą patikslinimą. Fantastika. Žymi komandos suolo zoną, jeigu ten žiūrovas kažko pridirba rungtynių metu, jis yra komandos suolo zonoje. Ir iš esmės... Nu kągi, Žalgiris atsilaikė, taip. Žalgiris bet kokiu atveju pralaimės šį ketvirtį, o gal ir ne, bet veikiausiai pralaimės, bet nedidelių skirtumų. Blokas Giedraičiui, dar turi laiko ir Pao. Nanas. Ai. Na, neįtikėtinai prastai. Liko Nano trečiasis tritaškis metimas ir 9, bet tai, kad palieka Deividas Sirvydžio, tai rodo, kad gynyba kol kas tikrai nėra aukštumoje Panathinaikos komandoje. Čia Lukas. Atakuoja Francisko, nėra pražangos, Džedi Osmanas gauna dar vieną progą. Ir tai yra... Taip, baudos aikštelė yra tikrai labai tiršta. Čia Henrikas Nanas. Pečių pasistumė Dovydo Giedraitį, viskas buvo ten legalu kol kas. Čia 2 taškai pražanga. Pataikė 3 taškį, Nanas pataikė 2 taškį. Nepataiko baudos metimo. Pataiko 2 taškį. Dar vienas. Atkovoti kamuoliai. Su Roku Jokubaičiu Maccabi gretose. Taip, atkovoti kamuoliai, 14 atkovotų kamuolių po priešininkų lentą pasiėmė Panathinaikos ir labai reikia išspręsti tą problemą. Čia Gabrielis, koksai. Ir beje, antrieji šanso taškai, tu kalbėjai Tomai apie tuos atkovotus kamuolius. Taip, Žalgiris, bet kokiu atveju Žalgiris laimi 3 taškais. Liko 8 minutės. Na, čia labai daug emocinis klausimas, kaip žalgiriečiai sutvarkys su būtent emocija. Ir čia atrodo šios dienos rungtynėse Slukas. Ta pati problema, apie kurią kalbėjome, kaip ir problema Stambule. Slukas, kaip jis skirsto kamuolį, kokia Biručio pražanga sandoryje tarp Maccabi ir Panathinaikos. O čia labai netikslus baudos metimas. Kiek visai neseniai Žalgiris pirmavo, tai aišku. Aišku, kad ta serija dabar yra per ilga, 14-0. Džedi Osmanas, žingsniukas atgal iš Lonnie Walkerio. Techninė pražanga Lonnie Walkerio. Už vaidybą. Taip. Žingsnis atgal, Džedi Osmanas šoka į Lonnie Walkerio zoną. Taip, techninė pražanga yra bet kokiu atveju skiriama. Taip, ir teisėjai jos nebeatšauks, kaip ir tos ir gali. Ir techninė pražanga gavo Žalgirio atsarginių žaidėjų suolas. Taškus į žaidimo. Užtikrintumo trūksta žalgiriečiams, atrodo atsirado daugiau baimės, noro visko neišvaistyti, bet jau viskas yra varžovo pusėje. Kvančia. 3 taškai. 19-0 dabar atsinaujina. Žalgiris turi 4 komandinės pražangas. Vėl. Na, 10 sekundžių Žalgirio atakai. Sko. Labai atsargiai žaidžia Kauno Žalgiris, bet čia yra išplėšta varžovo pražanga. Per daug lengvai Panathinaikos komandos žaidėjai pelno taškus. Edgaras Ulanovas. Čia mes matėme Renaldą Sibutį, kur girdėjau visai dar neblogai. Ten Sirvydis irgi turėjo progą atakuoti, bet jis rinkosi visiškai laisvą Francisko. O dabar varžovo pick and rollas ir Metas Mičelas lieka prieš Veininą Gabrielį. Kostas, Lukas. Francisko. Walkeris. Na, čia
žodžių ir nereikia. Kas ten nutiko? Francisco gelbėjo Kauno Žalgirį, dar vienas jo blokas. Na, atrodo, kad Francisco tikrai tampa tų blokų karalium greitoje gynyboje. Čia Kostas Lukas 2 taškai ir pražanga, yra 2 baudos metimai. Labai panašu, ką esame ir Kaune Eurolygos finalo ketvirtą matę, kai Olympiakos per vieną kėlinį tiesiog užsmaugė Monako. 27-2. Čia visiškai sugriuvę žalgiriečiai. Padės iškovoti pergalės. Čia Kendrikas Nanas į baudos aikštelę, 2 taškai ir pražanga. Prieš Anadolu Efes, kuri turėjo 5 pralaimėjimų seriją. Ir Luka Banki iškovojo pirmą pergalę su naujų klubu. Ne pirmą berods pergalę, antrą, ar ne? Vienas Birutis. Na ir kaip kalbėjome. Ir kol kas Žalgiris yra 12. Apžaisti Barcelonos komandą. Pokeris iš toli, paskutinis rungtynių metimas. Viskas, Kauno Žalgiris pralaimi rungtynes, kuriuose po 2 kėlinių pirmavo 17 taškų skirtumų.